Rūkymas kenkia sveikatai, tai visiems gerai žinomas faktas. Nors šiandien daugiausiai kalbėsime apie burnos, dantų sveikatą, bet taip pat reikia suprasti, jog kenkia ir kvėpavimo takams bei daugelį kitų ligų yra sąsajų su rūkymu, tai bendrai visi sveikatos priežiūros specialistai, tiek odontologai, tiek kitų sričių nerekomenduoja rūkyti, nes tai daro didelę įtaką, neigiamą įtaką žmogaus sveikatai. Rūkymas yra problema ir tai yra turbūt ir suaugusių ir jaunimo problema. Žiūrint, jeigu taip pažiūrėti tuos statistinius duomenis, tai tarsi bendrai tendencija populiacijoje, visoje visuomeniai, mes kaip žmonija po truputį mažinam to rūkymą. Tai čia kaip ir džiugi naujiena, kad tas bendrai tendencija į rūkymą mažėja ir mes tarsi sveikėjame, bet iš kitos pusės atsiranda įvairūs nauji produktai, rūkymo gaminiai, kurie tampa populiarūs tarp jaunų žmonių. Tai galbūt reikėtų išskirti tai, kad turbūt skirtingi produktai, rūkalai yra skirtingai populiarūs tarp jaunų ir vyresnių žmonių. Tai sakyčiau, problema yra abiejų grupių, nors norėtumėm, kad mažėtų visą tai. Sakykime, galbūt yra šiaip bendrai tokia tendencija, jog pereina tiek vyresni žmonės, tiek jaunesni žmonės ant tų naujų gaminių, rūkalų, kurie yra vadinamos elektroninės cigaretės ir panašiai. Bet jeigu pažiūrėsim tiesiog į jaunimo tarpą, tai matysim, kad ten kur kas populiariau yra elektroninės cigaretės ir visokie garinami tabako gaminiai. Taip pat net nerūkomi tabako gaminiai, o kaip tabako pakeliai, maišeliai, kurie pakišami po lūpą, po gleivinę. Tai, sakykime, galbūt tam tikri produktai dabar, kurie yra naujesni, šiek tiek galbūt yra patrauklesni jaunesniems žmonėms, vyresniems žmonėms galbūt jų tarpe yra labiau įprastinis rūkymas arba kaitinamo tabako produktai. Taip yra tiesa, kad tas garinamas tabakas arba garinami produktai yra skirtingi, kai kurie jie yra sistema uždara, kurios negali įlysti vidų ir ten kažkaip modifikuoti, bet taip pat yra ir tos sistemos, kurios naudoja užpildus, kur galima skystį tam tikrą dėti, papildyti vidų ir ten taip iš tiesų būna ir visokių eksperimentų, noro galbūt jaunimo tarpe eksperimentuoti, kažką naujo išbandyti ar kažkaip pasirodyti kietesnių, mandresnių tarp bendraamžių ir tuomet yra rizikos sveikatai ne tik tais kaip rūkymo, kaip nikotino, bet taip pat ir tam tikrų kitų medžiagų, kurios gali turėti toksinį žalingą poveikį. Ir mes esam taip pat nemažai girdėję ir iš žiniasklaidos, galbūt net iš artimų rato, kai apsinuodija jauni žmonės šiais gaminiais. Turbūt pageltonavę dantis būtų viena mažiausia problemų ir galbūt būtų netgi vienas iš geriausių rezultatų, ką rūkymas sukelia. Tai taip, estetiškai tie geltoni dantis yra nemalonus rezultatas, ar patamsėję, parudavę tie dantis yra negražus rezultatas, bet kur kas lengviau sprendžiamas negu kitos sveikatos problemos. Tai, sakykime, be tų pageltonavusių dantų taip pat yra žinoma, kad rūkymas sukelia periodontitą arba taip liaudyje vadinama parodontozė, kai nyksta kaulas, palaikantis dantis ir dantis ima judėti, darosi paslankus, galiausiai galima netekti dantų. Taip pat žinoma, kad rūkymas sukelia ir burnos vėžį, kuris pasižymė gan aukštų mirtingumu, jeigu išsivysto iki tos piktybinės stadijos tie pakitimai. Taip pat ir kitų įvairių pakitimų burnos gleivinėje gali atsirasti dėl rūkymo. Tai, sakykime, tų problemų, ką sukelia rūkymas, yra kur kas daugiau nei vien pageltonavę dantis. Tos problemos skiriasi savo dažniu ir vienas iš, sakykime, dažnesnių problemų yra būtent tai, kad tirpsta kaulas prie dantų arba nyksta būtent dantį palaikantis audiniai. Tai dantis tada netenka atramos ir jie darosi paslankus. Tai čia gali būti pats dantukas ir visiškai sveikas, jis gali būti net ir nesugedęs, bet nykstant kaulai, nykstant atramai, dantis darosi paslankus. Sunkiau kramtyti, galiausiai netenkama dantų ir ta liga retai kada būna tik vieno danties, dažniausiai tai būna visos burnos ir vadinamas yra periodontitu arba liaudyje parodontozė. Taip pat yra įrodyta, kad rūkymas ir susijęs su dantų ėduonies pažeidimais, nes keičiasi seilių sudėtis, mikroorganizmai burnoje, bakterijos kitokios, tai galim sakyti, kad rūkymas skatina ir dantų ėduonies ir dantų gedimo pažeidimus. Tai, sakykime, galbūt tos dvi dažniausios būtų problemos, tai periodontitas ir dantų ėduonis.
taip, burnos kvapas tai kaip ir nemalonus dalykas, kuris dirgina, sakykime, galbūt ne patį rūkantį, bet kartais aplinkinius žmonės, kurie tai pastebi. Tai vėlgi čia galim pradėti tada diskutuoti apie tą momentą, kad dabar atsiranda vis nauji tabako gaminiai, kurie tarsi maskuoja, ne tik tabako nikotino gaminiai, kurie tarsi stengiasi užmaskuoti, sumažinti tą kvapo įtaką, bet kokiu atveju kitokią žalą tie rūkalai daro. Tokio paprasto paskaičiavimo turbūt nėra lengva padaryti. Be abejo, tai neatsitinka vieną kartą parūkius ar po trumpo vartojimo laikotarpio. Tai čia galima tom galbūt irgi išskirti žmonės, kurie rūko tiesiog kažkaip progos atveju arba tokie, kaip vadinami, socialiniai rūkytojai, kur ten per kažkokią vieną šventę rūko ar tenais į mėnesį kokį vieną kartą ten surūkoma cigaretė, tai turima mažiau žalos, negu tai yra, kai yra pastovus rūkimas, kiekvieną dieną didelis surūkamų produktų skaičius ar cigarečių ar kitų per dieną, per savaitę, per mėnesį, tai didina riziką ir tai automatiškai greičiau atsiranda tie pažeidimai. Tai periodontitui, tam kaulo tirpimui išsivystyti, jeigu, tarkim, yra rūkymas, ar jeigu yra nepakankama burnos higiena, tai užtenka kartais ir metų ir 2, kad jau pastebėti pirmus požymius šitam dalykui. Dantų ėduonies pažeidimai taip pat panašiai vystosi, bet aišku, tai šitie pažeidimai tiek periodontitas, tiek dantų ėduonis yra daugiau tokie susiję su dar kitais veiksniais, tai kaip pacientas valo, ta higiena, ta švara labai svarbus dalykas. Dėl vėžinių pakitimų, tai mes žinoma turim daugybę irgi kitų papildomų rizikos veiksnių, tai paprastai paskaičiuoti, kiek jau čia šansų, kaip greitai išsivystys ta liga, nėra taip jau paprasta tą padaryti. Be abejo, tendencija su rūkomų cigarečių skaičiumi, amžiumi ir kiek ilgai tai trunka, didėja, auga. Tai vyresniam amžiui tikimybė, kad išsivystys, jeigu visada buvo rūkoma pastoviai be pertraukos ir nuosekliai tęsiamas tas rūkymas, tai daugiau šansų, kad vyresniam amžiui susidės visą tai, kas buvo per gyvenimą įvykę ir turėsime tą neigiamą įtaką vyresniame amžiuje. Tas, kaip sakant, pasyvus rūkymas, kai rūkoma yra neaktyviai, bet, tarkim, aplinkinių žmonių dėl to yra ta įtaka daroma, tai sakyčiau, kad vis tiek po truputėlį sistemiškai tai veikia. Tiesiog galbūt skirtumas tai, jog mažiau turim įtakos tokios tiesioginės to produkto, kai eina tiesiai į burną, į burnos audinius. Mes daugiau tada galbūt sistemiškai per plaučius, per kraują gaunam tam tikrų medžiagų, kurios taip pat yra susijusios tiek su burnos ligom, su gleivinės pažeidimais. Tai mažiau turi įtakos, bet negalima atmesti, kad tai visiškai neturi įtakos. Be abejo, reikėtų suprasti tai, kad kai rūkome tas įprastas cigaretes, tai rūkymo metu, degimo proceso metu išsiskiria ten keli tūkstančiai skirtingų cheminių medžiagų ir tos cheminės medžiagos yra ištirtos, kai kurios, ne visos, be abejo, kai kurios iš jų turi tiesioginį, netgi kancerogeninį poveikį, reiškia, kad gali sukelti vėžį. Tuo tarpu, tarkim, elektroninės cigaretės, tarsi tų medžiagų turi mažiau, bet jos yra ir mažiau ištirtos. Tai, sakykime, šiam momentui pasakyti tiksliai, kiek elektroninės cigaretės turi neigiamos įtakos, mes dar neturim pakankamai duomenų, nes dažnai tam reikia, kadangi suprantam, jog tai paciento, kaip sakyti, su vyresniu amžiu atsirandantis pokyčiai, tai veikiausiai tam reikės 10, 20, gal 30 metų, kol pilnai mes kaip medikai ir mokslininkai žinosim atsakymą, kiek turi neigiamos įtakos. Bet tam tikros medžiagos jau yra įrodytos, kad taip pat yra susijusios su visom tom pačiom lygom ir su tais pačiais vėžiniais pažeidimais. Tai, sakykime, galbūt mažiau kenkia elektroninė cigaretė pagal tuos duomenis, ką mes turim šiandien dienai, bet pilną tiesą, visą tiesą žinosime tik po kokių gerų 20-30 metų, aš manau. Skirtumas taip, tarp įprastų tabako gaminių, rūkomų, degančių, sakykime, tų, kurie su kaitra eina, tai galbūt jų yra suvartojama šiek tiek mažiau, nes tiesiog jie turi nemalonų skonį, netokie patrauklus. Tai reikia daryti būtent kažkur išėjus į lauką, negali tiesiog kažkur mašinai vairuodamas, kad paprastai su elektroniniam cigaretėm jos neturi kvapo nemalonaus, ją galima, kaip sakyti, parūkyti, padėti, vėl parūkyti, tai nėra, kad kaip cigaretė užsidegiai, tai jau reikia visą imti ir surūkyti. Tai tiesiog skirtumas tas, kad galbūt daugiau suvartojama yra tų nikotino gaminių, kurie yra tokie gal patrauklesni, sakykime. Tai vėlgi tas kiekis, kiek to nikotino
nikotino gaunama su tais patrauklesniais gaminiais gaunasi, kad yra didesnis, nes jie mažiau nepatogus, jie labiau patogus vartoti tampa žmogui. Tai čia yra įtakos. Taip pat matome, kad yra ir tam tikrų niuansų. Tie visi užpildai elektroninių cigarečių, jie turi rūgštinę terpę, taip pat jie dažnai būna saldus, turi tam tikrų saldžių medžiagų. Tas pats glicerolis į juos eina, tai burnoje šitos medžiagos veikia, kaip sakyti, rūgščiai, tai šiek tiek ir ardo danties paviršių, sukelia kartais ir dantų erozijas. Esam pastebėję, turėję pacientų tokių, kurie turi ganėtinai aptirpusius dantis, būtent todėl, kad vartoja daug tų vadinamų veipų, tų elektroninių cigarečių, tai jeigu į dieną ten žmogus rūko beveik be perstojo, tiesiog kaip tik tais prie kompiuterio dirba ar važiuoja automobiliu, tai automatiškai gaunasi, kad tas suvartojamas kiekis yra labai didelis. Palyginus, kiek cigarečių spėtų žmogus surūkyti, tai visiškai sunkiau suderinti su įprasta dienotvarkė žmogaus. Sakykime taip, kad bendrai burnos ligos yra iš daugelio faktorių sąlygojimas. Tai jeigu mes jau suvokiame, kad esam kaip pacientas nesukontroliavę to rūkymo faktoriaus, rūkymo jau nekontroliuojam, jisai jau žaloja burną. Tai mes turime mėginti kompensuoti visų kitų faktorių kontrolę, visų kitų rizikos klausimų kontrolę. Tai reiškia, tokiu atveju valymas šepetėlių, tarpdančių valymas, jisai turi būti kuo geresnis. Reguliarūs pasitikrinimai pas odontologą, jie turi būti dažnesni, tai galbūt jau ne vieną kartą į metus, o reikėtų kas pusę metų pasirodyti. Tai be abejo, jeigu šiuo metu nekontroliuojame rūkymo, jeigu tai yra kaip rizika aktyvi mūsų gyvenime, tai reikėtų stengtis kiek įmanoma kompensuoti visais kitais instrumentais ir apsilankymais pas odontologą, pas burnos priežiūros specialistą, pas burnos higienistą, profesionalią burnos higieną, sakykime, jeigu sveikam žmogui, sakytumėm, be jokio periodontito rizikos gerai valančiam yra vieną kartą į metus ta profesionali burnos higiena, tai rūkančiam pacientui, sakyčiau, būtų protinga pasirodyti bent kas pusę metų. Tai irgi būtų kaip papildomas toksai kaip kompensavimas to, kad mes nekontroliuojam rūkymą. Tai stengtis kiek įmanoma kompensuoti kitais faktoriais reikėtų. Tai aišku, tai nebus, kad jau visiškai anuliuosime rūkymo riziką sukeliame. Deja, jinai lieka, bet kiek įmanoma atsverti, nes vėlgi blogiausia yra, kai mes nekontroliuojam nieko. Ir rūkom, ir valgom daug saldumynų, ir prastai valom dantis, iš vis nevalom tarpdančių, pas odontologą pasirodom tik tada, kai skauda, po kokių 5-7 metų tarp vizitų paskutinių ir ne. Tai tada automatiškai yra rizikos, kad kažką pražiūrėsim, kažko nepastebėsim, išsivystys kažkokie blogi pokyčiai ir jie gali būti paskui sunkiai gydomi, sunkiai tvarkomi. Vasaris yra burnos vėžio prevencijos mėnuo, tai todėl kviečiu jūs bent jau pasirodyti pas savo odontologą apžiūrai, pasitikrinti dantis, burnos gleivinę, pasinaudoti progą, pasitikrinti savo sveikatą. Turbūt reikėtų suprasti, kad rūkymą reikėtų išskirti į dvi didelės grupės. Yra tokie žmonės, kurie rūko, bet neturi priklausomybės, jie tokie labiau kaip socialiniai rūkytojai, kaip, sakau, daugiau tokie proginiai švenčių rūkytojai ar panašiai. Tai su tokiais žmonėmis yra truputėlį paprasčiau, kaip sakant, galima tą paprastą patarimą duoti, nerūkyk ir viskas, ar ne? Bet yra žmonės, kurie priklausomi nuo rūkymo, tada tokiu atveju tai turėtų būti gydoma kaip priklausomybė. Ir tada be abejo, tasai patarimas nerūkyk, jisai taip paprastai neveikia, žmogui reikėtų paprastai apmastyti, netgi sudaryti tokį kaip planą rūkymo metimo, galbūt nusistatyti konkrečią datą. Taip pat reikia suprasti, kad tie žmonės, kurie bando mesti rūkyti, dažniausiai tik 5% meta iš pirmo karto, jeigu jie yra priklausomi nuo rūkymo, tai reikia suprasti, kad tas metimas rūkyti bus keli pakartotiniai procesai su atkritimais, su sugrįžimais. Vėlgi galima po truputį mažinti rūkyti, galbūt kaip žiūrint iš burnos sveikatos pusės, jeigu neišeina visiškai mesti rūkyti, tai galbūt tiesiog mažinti surūgimų cigarečių kiekį, nes vėlgi, jeigu skaičiuojam rizikas tam tikras, tai jos labai skaičiuojamas nuo vidurkio, kiek cigarečių ar kiek kito produkto suvartojama per dieną. Tai jeigu mes mažinam, tai tą riziką irgi mažinam, tai yra koreliuoja, tai yra susiję tie du faktai, kaip sakant, kiek surūkom ir to, kiek šansų, kad atsiras kažkokie pakitimai. Taip pat rekomenduočiau visiems norintiems rūkyti pasitikrinti, yra toks įdomus puslapis nerūkysiu.lt, ten yra labai daug patarimų ir taip pat yra netgi ir nemokamos konsultacijos ir nuorodos, kur galima gauti tą pagalbą, informaciją, kaip tai pradėti. Taip pat ir internete ieškant pagalbos metantiems rūkyti galima rasti įvairių specialistų, kurie konsultuoja, padeda sudaryti planą, padeda pasižiūrėti tai iš tos psichologinės priklausomybės pusės ir padėti veikti šitą užduotį.